Sveiki, su jumis Unboxing LT, mes gamtoje ir darysime tortilijas. Tai yra tortilija Wraps Plain Krusty Krok. Pirkom viską Lidle už €1,09. 6 vienetai. Pasižiūrim, kas šitokio. Tai yra kvietiniai duonos paplotėliai, 6 vienetai, padaryti 66% kvietiniai miltai, vanduo, rapsų aliejus, stabilizatoriai, glicerolis, natrio param, pupelių dirva, taram, paspauskite pauzę ir perskaitysite sudėti patys. Tai yra klasikinė meksikietiškų duona meksikietiška ir jinai vartojama meksikiečių kiekvieną dieną. Taip, kepa boba blinus, teisingai. Čia, kaip sakoma, tokie kaip blynai. Boba blinus, taip. Ir dabar šitie blynai tai yra 100 gramų, yra 332 kalorijos. Šitas visas produktas yra pagamintas Vokietijoje. Mes juos pasišildysime, tai yra padarysime keptuvėje. Tai yra apkepsime keptuvėje, tokius blynai kaip bus. Ir kepė boba blinus, taip. Ir valgysime kartu su šašlykais, kadangi šiandieną dar kepsime ir lidvų šašlykus. Bandysime, kaip sakoma, suderinti šitą duoną ir šašlykus. Meksikiečiai nevalgo šašlykų, bet užtat čia mes padarysim viską lietuviškai. Turbūt kaip lietuviškai. Na ir ką, vienu žodžiu, keliaujam, viską darom, tada įvertinsim ir pasižiūrėsim, ar... Ką tu mama duos? Tik tai vatukas, gerai? Taip, ne, mes tokių neturėsim. Mes valgysim tai su šašlykais ir, ką aš galiu pasakyti, paragausim, įvertinsim, pasakysiu, ar buvo verta, primenu, mokėjau tik tai €1,09 Lidl parduotuvėje. Na va, dabar bandysime tas tortilijas pasikepti, kaip ir buvo parašyta instrukcijoje. Porą minučių ant vienos, ant kitos, bet mūsų keptuvė tokia gan maža, tai nežinau, ar čia gausis kažkas ar nesigaus, bet mes bandom ir žiūrim, ar bus skanu, ar nebus skanu. Paragaut, taip. Kol kas dar keptuvė tokia pas mane turbūt neįkaitus ir tortilija tokia susi. Va, bet žinokit, iš tikrųjų, atrodo kaip blynas. Realiai pasakyčiau, kad jeigu nežinočiau, kad čia tortilė, tai pasakyčiau, kad čia mes tiesiog ant mažos keptuvės kepam blyną, kuris yra per didelis šitai keptuviai. Neradau aš čia didesnės keptuvės. Taip, nežinau, gal jau ją ir valgyti reikėtų, kaip ir man rodos jau jinai jau kyla, žiūrėkit, matot? Turbūt kamera, kaip nufilmuota, matysis. O gal ir nesimatys. Ką aš, va, jau apskrūdo, aš iš tikrųjų nežinau, kiek reikėtų kepti, ar iki visiško apskrūdimo, ar pajuodavimo, ar užteks ir tiek. Manau, kad užteks ir tiek. Taigi aš dabar ją trauksiu iš keptuvės ir ragausiu. Na ką, meksikietiško duonelę vieną jau įsikepėm, kitos dar yra kepamos, viską toliau keps mano žmona, aišku. Tai vyrai iš tikrųjų yra labai geri virėjai, bet ir kartais ir moteris visiškai neblogai ką nors padaro. Tai iškart ragauju. Šiltutė, manau, kad bus visiškai skanus produktas, kažkokio padažiuko reikėtų, bet aš paragausiu be padažo, nes iš esmės reikia ragauti tai, kas yra iš tikrųjų padaryta, be kažkokių tai priedų, nes priedai jau užgoš tą tikrąjį skonį. Ragauju. Iš pradžių pauostau. Kvapas neblogas. Realiai, taip pasakysiu. Blynas, lietuviškas blynas. Ne, bet tai duokit duona. Balta duona. Ir, žinokit, skanu. Už eurą, 1 su kapeikom. Jau kainas neprisimenu. Jeigu norit sužinot kainą, atsisukit į pradžią filmuko. Filmuko pradžioj kainą minėjau. Tai gerai, nieko nelaukiu. Iš tikrųjų, už tokią kainą 6 blynai. 5 žuvis iš 5, tikrai produktas yra vertas dėmesio. Aš nevalgiu meksikietiškos tortilijos, bet tegul, jeigu savo, kad tai yra meksikietiška tortilija, aš patikėsiu. Kasdieninė meksikiečių duona. Puikus gaminys. Šitą produktą pirkti Lidl parduotuvėje rekomenduoju.